Intelektinė nuosavybė virtualiame pasaulyje. Kaip ją naudotis ir apsaugoti? Pakviesiu Giedrę Rimkūnaitę Mankę, advokatę, dirbančią technologijų ir intelektinės nuosavybės teisės srityje. Ir būtent Giedrė mums ir papasakos, kaip tą intelektinę nuosavybę saugot. Kaip čia atsiranda santykis su tuo pačiu dirbtiniu intelektu, savokos, realybė, patentavimas, apsaugomas. Taigi, Giedrė, laikas jūsų. Sveiki visi, tai iš tikrųjų ne tik apie dirbtinį intelektą, apie virtualų pasaulį, skaitmeninį pasaulį ir intelektinę nuosavybę ir plačiau norėčiau pakalbėti, nes iš tikrųjų neišvengiamai virtualus pasaulis dabar yra visų mūsų gyvenime, kasdienybėje, versle, bet kokioje veikloje. Tokie terminai kaip meta visata, kaip dirbtinis intelektas, kas dar netaip seniai buvo tokie buzzwordai, žodžiai, kurie traukia dėmesį. Dabar yra jau visiškai mūsų realybė ir kasdienybė. Ir visa šita realybė ir kasdienybė jinai yra neatsiejamai susijusi su intelektinė nuosavybė. Tai šiandien aš savo tokius kelis tikslus užsibrėžiau. Tai vienas parodyti jums, kiek yra daug tos intelektinės nuosavybės įvairiose virtualaus pasaulio srityse. Kita, priminti, atkreipti jūsų dėmesį, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tuos intelektinės nuosavybės objektus ir galėtumėt priimti atitinkamus sprendimus. Ir be abejo patarti, kaip veikti, sakykime, kaip apsaugoti, kaip nepažeisti kito teisių. Tai pradėsiu iš tikrųjų nuo video žaidimų. Ir jeigu jūsų dabar paklausčiau, kiek iš jūsų, kad ir ne kiekvieną dieną, bet ar kartą per savaitę, gal kartą per mėnesį pažaidžiate, nežinau, Minecraft, Roblox, Fortnite, League of Legends, galit rankų nekelt, galim pakelt. Jeigu dar pridėtumėme tai, kas jūsų šeimos narius, vaikus, žmonas, vyrus, kurie bent kažkiek to užsiema, tai tų rankų, aš manau, kad iš tikrųjų būtų nemažai. O statistika yra tokia, kad šiais metais pasaulyje turėtų būti apie 3,38 milijardo žmonių žaidžiančių video žaidimus. Tai yra maždaug 42% pasaulio populiacijos. Ir tie video žaidimai, jie jau kuris laikas yra gerokai atitolę nuo to, ką, dar nežinau, prieš 10 metų galėjom įsivaizduoti kaip kompiuterinius žaidimus, ar ne? Jie visi, ar didžioji dalis, bent jau šitie mano paminėti, jie arba jau yra persikėlę, arba turi savo kažkokias versijas virtualios realybės, išplėstinės realybės, savo meta visatas. Tai apie jas toliau trumpai ir noriu pakalbėti. Vėlgi, meta visata. Pamenu gerai, prieš 2 metus Valstybinio patentų biuro konferencijoje kalbėjau apie prekių ženklus ir meta visatose. Ir jau tada sakiau, kad iš esmės tai nors tai ir dar skamba kaip ateitis, bet yra jau realybė. Tai dabar, mano manimu, tai yra jau tikrai, jau mes esame tenai ir ji yra iš tikrųjų jau gerokai mažiau mistifikuota. Tai kalbant apie meta visatas, čia aš dėl to ir daugiskaitą žodį naudoju, kad tai nėra vienas kažkoks tai meta visata fenomenas, ar ne? Jų yra ir gali būti daug ir įvairių. Ir jos taip grubiai jas galima suskirstyti į dvi tokias pagrindinės kategorijas. Tai yra taip vadinamos decentralizuotos meta visatos, kaip čia yra pavyzdys Decentraland, vienos iš populiariausių. Ką tai reiškia decentralizuota? Tai reiškia, kad jinai nevaldoma kažkokios vienos kompanijos, vieno asmens. Tai yra visiškai bendruomenės valdoma, bendruomenė nustato taisyklės ir jos veikia išskirtinai blokų grandinių technologijų pagrindų. Kita kategorija meta visatų ir kur čia turbūt arčiau bus daugelio iš jūsų, tai yra tos vadinamos centralizuotos, kurios priklauso vienai kažkokiai, tai yra valdomos vienos kažkokios įmonės korporacijos, kuri ir nustato taisyklės. Ir pavyzdžių čia ir tarp mano minėtų žaidimų, tie patys Minecraft, Fortnite, juos galima priskirti prie meta visatų. Čia aš taip pat įdėjau pavyzdį
iš tokios visai jau arti, sakykime taip, ir darbinės veiklos Microsoft Mesh. Tie, kas naudoja Teamsus, jau pastebėjote, kad Teams New versijoje jau galite veikti per avatarus, persikelti savo susitikimus į virtualią erdvę. Tai va čia einama Microsoft Mesh kryptimi. Koks vienas iš tokių visas tas meta visatas jungiančių aspektų yra tai, kad žmogus ten dalyvauja per savo avatarą, ten per avatarą jisai žaidžia žaidimus, eina į susitikimus, virtualias gal parodas, koncertus, net į virtualius restoranus ir taip toliau. Dažnai tai yra, ten dalyvavimas yra grindžiamas anonimiškumu, tai yra jūs neturite kažkaip savęs identifikuoti, kas teisinė prasme sukelia tikrai nemažai klausimų. Ir kita kategorija, kita dalis, ar ne, yra pirkimai be abejo internete. Tai yra su kuo mes tikrai susidurėme daug ir mūsų ta patirtis jau yra pasikeitus ir keičiasi. Tai vėlgi skaičiais kalbant, pardavimai internete šiais metais turėtų sudaryti beveik 21% visos mažmeninės prekybos pasaulyje. Ir parduotuvės, kurios egzistuoja ir dar be abejo egzistuos gyvai ar ne fizinėme pasaulyje, jos kuria savo, ne tik kad elektroninės parduotuvės, jos jau kuria savo meta visatas arba persikelia į kažkokias kitas meta visatas su savo parduotuvėm. Vėlgi, jeigu mes esame įpratę, kas mėgsta, kas nemėgsta, apžiūrėti daiktus, gal pasimatuoti gyvai, tai jau yra galimybių, kaip išplėstinės realybės pagalba galima pasimatuoti, galima galbūt apžiūrėti per virtualią realybę ar ne, ir vėlgi tos pačios vėlgi minėtos meta visatos parduotuvės. Ir žinoma, dirbtinis intelektas. Tai ką jau ir girdėjom ir iš ankstesnių pranešimų, kad jisai yra visur ir tikrai nebejoju, kad daug kas iš jūsų naudojat, kaip ir Giedrius intro į konferencijos generavimui, galbūt idėjų generavimui, paveikslėlių generavimui ir panašiai, bet taip pat dirbtinis intelektas yra iš tikrųjų, dabar jau galima drąsiai sakyti praktiškai už visų technologinių sprendimų. Tai pradedant vėlgi aptartais chatbotais ir baigiant kažkokiais tai sudėtingesniais sprendimais, kurie padeda kažkaip tai priimti sprendimus, suteikti paslaugą ir panašiai. Taigi intelektinė nuosavybė, kaip minėjau, ji čia yra visur ir tikrai absoliučiai visų rūšių. Be abejo, prekių ženklai. Tai prekių ženklai ir čia ir atliepiant ir Aistės prieš tai pranešimą, kad tai tikrai toli gražu nėra vien tik tai pavadinimo apsauga, logotipo, ar ne? Nes kaip ko gero ir daug kas žinote, kad ES Lietuvoje kaip prekių ženklą galima saugoti ne tik tai žodžius, grafinius elementus, jais galima saugoti ir judančius paveikslėlius, ir garsus, ir spalvas, iš esmės visą tai, ką galima užfiksuoti registre. Tai štai prekių ženklai, prekybininkai, paslaugų teikėjai persikeldami, arba tiksliau nepersikeldami, o praplėsdami savo veiklą iš realaus pasaulio į virtualų pasaulį, jie ten ir persineša tuos prekių ženklus, arba kuria kažkokius tai specialius būtent virtualiam pasauliui. Čia tikrai yra ir klausimų susijusių su teisinė apsauga, bet specifikos tam tikros, bet šiandien ne apie tai. Dizainas vėlgi gali būti to paties gaminio, kuris ir egzistuoja fizinėme pasaulyje, ar ne, jeigu jis yra perkeliamas kažkur į virtualią erdvę, tai jo dizainas irgi gali būti registruojamas kaip dizainas, bet taip pat ir įvairūs grafiniai elementai ir vadinamas tas ir interfeisas, ar ne. Ir šiuo metu ES vykdoma dizainų
dizaino reglamentavimo reforma, po jos iš tikrųjų dar daugiau atsiras daugiau aiškumo ir teisinė prasme, būtent dėl galimybės kaip dizaino apsaugoti elektroninėje virtualioje erdvėje esančius objektus. Autorių teisės ir gretutinės teisės jos sudaro tikrai labai didelę dalį čia intelektinės nuosavybės. Ir kaip pavyzdys, pradedant nuo to, kad tai yra programinė įranga, kurios pagrindų veikia kažkoks tai ar ne sprendimas, virtualus pasaulis ar bet kas kitas. Taip pat be abejo visi ir tie patys grafiniai elementai, kurie ten atspindimi, jie gali būti, jeigu originalų saugomi autorių teisėmis. Taip pat į virtualią erdvę perkeliame kažkokius tai objektus iš realaus gyvenimo, dainą, paveikslą, meno kūrinį. Ir taip pat gali ir autorių teisų ir gretutinių teisų objektai ir susiformuoti virtualiame pasaulyje. Kažkur ten gali būti sukurtas kažkoks kūrinys. Atlikimas, vėliau dar matysime ir pavyzdžių. Patentai, aišku, visų pirma yra susiję su technologijomis, kurias mes naudojam tam, kad galėtumėme naudotis tais virtualiais sprendimais. Sakykime, virtualios realybės akiniai gali būti kaip technologija patentuoti, ten kažkokia įranga judesi fiksuojant ir panašiai. Bet vėlgi neatmeskim ir galimybės, kad ir virtualiam pasaulyje gali būti sukurtas išrastas išradimas ir gali kilti klausimas jo patentinės apsaugos. Komercinės paslaptis čia taip pat noriu paminėti ypatingai dirbtinio intelekto kontekste, todėl kad jeigu bendrai technologijos iš vienos pusės ir padeda saugoti komercinės paslaptis, iš kitos pusės technologijų naudojimas ir sukelia ir nemažai rizikų komercinių paslapčių atskleidimui, ar ne? Tai tas lengvumas informacijos perdavimo iš tikrųjų sudaro galimybės, jeigu jos nepakankamai atsakingai naudojamos, paskleisti konfidencialią informaciją, komercinės paslaptis. Tai dirbtinio intelekto kontekste šitas klausimas tapo dar jautresnis, dėl to, kad iš tikrųjų naudojame dirbtinį intelektą, pavyzdžiui, darbuotojas įmonėje ar ne pasitelkia kažkokią ar tai vertimo įrankį ar ChatGPT, įkeldamas tenais informaciją, net negalvodamas apie tai, ką jis įkelia, o ten įkelta informacija, jinai iš tenai niekur nebedingsta. Ir kas su ją daroma toliau, čia galime tik tai paspėlioti. Ir galiausiai, bet tikrai nemažiausia reikšmė turi asmeninės teisės. Tai kai sakau asmeninės teisės, aš turiu omeny įvairios, tai teisė į atvaizdą, teisė į vardą, teisė į balsą, angliškai yra labai geras terminas likeness, tai visą tai apibūdinantis. Nes iš tikrųjų vėlgi, kai tiek daug galimybių manipuliuoti vaizdais, juos kurti, tai tos teisės į atvaizdą, balsą, tampa labai labai svarbios ir jos labai lengvai gali būti pažeidžiamos. Pakalbėkime apie kai kuriuos pavyzdžius konkrečius. Tai aš šitam kontekste labai dažnai mėgstu minėti Nike kaip pavyzdį, nes tikrai manau, kad šita kompanija jau seniai yra peržengusi vien tik sporto prekių gamintojų ribas ir jie yra įžengę į virtualų pasaulį įvairiais aspektais ir daug kur žengia pirmieji iš tikrųjų. Tai taip, čia klastočių Vilniaus Gariūnų berods turguje ar kažkuriam čia buvo kitam. Ta tema jinai buvo pas Nike prieš 30 metų, yra dabar ir dar bus daug metų, bet greta to jie jau seniai yra, pavyzdžiui, buvo paleidę programėlę, kur išplėstinės realybės sprendimu gali pasimatuoti pėdą, kad žinotum, kokio dydžio batų reikia. Prieš porą metų populiariam žaidime Roblox jie sukūrė savo
erdvę, kurią vėlgi irgi galima vadinti net ir atskirą meta visata, kurią pavadino Nikeland. Ten jie siūlo žaidėjų avatarams batus, aprangą, žodžiu, įsigyti Nike, aprengti savo avatarus Nike dalykais. Taip pat jie yra įsigiję kompaniją, kuri kuria skaitmeninį turinį, ypatingai NFT vadinamus nepakeičiamuosius žetonus, ir per tai jie yra smarkiai įėję į skaitmeninių prekių rinką bendrai. Užtat tikrai Nike'as yra vienas turbūt iš pirmųjų, kuris ir pasauliniu mastu stengiasi užregistruoti ir savo prekių ženklus skirtus būtent virtualiom prekiam ir beje ir vienas iš pirmųjų, kuris ir įsivelia į ginčius, nes jau yra ir nagrinėjamų ir išnagrinėtų ginčių dėl Nike teisų pažeidimo per, pavyzdžiui, tos pačius NFT. Kitas pavyzdys yra Fortnite žaidimas. Tai mano manimu čia yra intelektinės nusavybės prasme visiškai toks daugelypis pavyzdys, jis apima labai daug. Tai vėlgi, kas žinot, kas nežinot, ar ne, ten žaidžiant savo avatarus, gali, reiškia, keisti jų vadinamus skinsus, pasirinkdamas kažkokius, tai vėlgi tie patys skinsai, jie tiek gali būti saugomi, jie kaip tokie, taip pat nebejotinai jie gali pažeisti kažkieno kito teises, nes galbūt jų, kurdami skinsą, jie panaudos kažkieno atvaizdą, galbūt kažkieno rūbą ar kažkokį tai elementą. Vėlgi apranga avatarams. Tai prabangos prekės ženklas Balenciaga jau prieš kurį laiką irgi buvo paskelbęs, kad sukūrė specialią kolekciją Fortnite avatarams. Aišku, kainuoja atitinkamai, nes tai Balenciaga. Koncertai Fortnite, čia Ariana Grande, čia Travis Scottas, dar ir visa eilė kitų koncertų. Kaip jie vyksta? Čia mato Travis Scott, reperis, ar ne, jo avataras Fortnite žaidime, kiti, reiškia, žaidėjai, dalyviai irgi per savo avatarus renkasi, ten šoka, dalyvauja koncerte. Toks koncertas Travis Scotto vienu metu jį stebėjo virš 12 milijonų žmonių. O bendrai peržiūros koncertų jos skaičiuojamos 10 milijonų, kiek žmonių peržiūri. Ir taip pat Fortnite kontekste aš dar noriu vieną pavyzdį parodyti, tik nesu tikra. Ir va čia turbūt dėl to man nenorėjo ir pasileisti prieš tai prezentaciją, tai video aš jums negalėsiu turbūt parodyti. Bet mintis yra kokia, kad Fortnite dar yra tokie emotes vadinami, tai yra kaip prekė irgi parduodama judesiukas arba šokis kažkoks, tai kurį nusiperki ir tavo avataras gali sušokti ar ten tos kažkokius judesius padaryti. Tai Fortnite, aišku, yra Epic Games kompanija, kuri kuria Fortnite, yra prikūrus ten masę tų emotes. Ir aš kai ieškojau informacijos, radau apie mažiausiai 5 bylas, 5 grupės bylų, kur Epic Games dėl to, būtent dėl įvairių šokių yra įsivėlęs su choreografais, su atlikėjais, nes tai yra visiškai vienas prie vieno atkartojami judesiai. Bylos, aišku, sprendžiamos yra Amerikoje. Tiek, kiek aš skaičiau, dėja tų atlikėjų ir choreografų nenaudai dažniausiai yra išsprendžiamos, nes iš tikrųjų klausimas, kiek šokis ar atskiri elementai, ar tai tikrai yra originalūs ar ne, tai bet vėlgi, čia matyt interpretavimo ir galiausiai ir situacijos dalykas. Vienu atveju gali būti vienaip, kitu kitaip. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad daugelyje virtualaus pasaulio sprendimų dalyvauja be abejo vartotojai su savo turiniu. Ir čia irgi kyla klausimai tuomet dėl intelektinės nuosavybės. Kaip pavyzdį, čia aš jums irgi įdėjau iš Minecraft žaidimo, ar ne, kur, reiškia, žmonės iš tų blokų kuria, stato ten įvairiausius statinius.
Minecraft, tiksliau dar galbūt taip reikėtų pasakyti, ką tokiu atveju daryti prieš naudojantis ar naudojantis tokią platformą, tokiu žaidimu, kaip žinot, tai kas bus, aš čia kažką sukursiu ar kažką įkelsiu savo ir kas toliau, ar aš dar vis turėsiu teises į tai, ką aš ten sukūriu ar ne. Tai tam reikia skaityti taisyklės. Reikia atsiversti to konkretaus ten žaidimo platformos taisyklės ir žiūrėti, ką jie apie tai rašo. Deja, rašo toli gražu ne visi. Ir man asmeniškai, jau jeigu nerašo apie tai, tai yra negeras ženklas, ar ne? Čia, kiekvieno pasirinkimas. Tai štai Mojang kompanija, kuri kuria Minecraftą, jinai beje Microsoft'o yra dalis, ji labai labai aiškiai sako, žiūrėkit, visa tai, kas yra blokai, reiškia tai, kas yra, pats Minecraftas, tai yra mūsų, o tai, ką jūs ten pastatot, jūs ten galite taip ir parašyta taisyklėse. Galite pastatyti gotikinę bažnyčią su amerikietiškais kalneliais ant jos ir tai bus jūsų. Ir mes, žodžiu, jo nenaudojam be abejo, be atsiklausimo. Kitas pavyzdys irgi susijęs su NFT, kurie dabar jau taip nebe tiek populiarūs, čia jau gal prieš, bet dar vis tiek elektroninėje erdvėje, ar ne, dažnai apie juos girdime. Tai vėlgi, pavyzdžiui, čia galbūt aktualu, jeigu, sugalvojote įsigyti, ar ne, NFT, pavyzdžiui, OpenSea, tai yra viena iš tų prekyviečių populiariausių. Tai vėlgi, kokias teises įgysite, nes pirkdami NFT konkrečiai jūs perkate ne tą patį paveikslėlį, ne tą atvaizdą, o perkate tą vadinamą žetoną, kas yra programos kodo dalis, bet o kas atsitiks, kokias jūs teises įgysite į tą patį paveikslėlį, tai vėlgi reikia skaityti atitinkamai taisyklės. Ar tai turėsit licenciją, ar turėsit kažkokių daugiau teisių. Labai svarbus klausimas ir tikrai dažnai yra iškylantis, tai ar tai aš čia naudoju asmeniniais tikslais, ar komerciniais, ar kažkas kitas. Nes, kaip matyt, žinote, bendra tokia taisyklė, bendrai apibendrinant įvairias intelektinės nuosavybės rūšis, kad jos saugo iš esmės nuo komercinio panaudojimo. Ir toks kaip asmeninis panaudojimas, tas vadinamas fair use arba saviraiškos laisvė yra tam tikros išimtis, dėl kurių nereikia gauti to teisų turėtojo leidimo. Tai va tos ribos virtualiame pasaulyje jos kažkiek keičiasi. Ir čia vėlgi kaip pavyzdį ir iliustraciją įdėjau iš žymios bylos, kur prekių ženklas Hermes bylinėjasi, gal jau ir išspręsta byla, su Rothschild, kuris yra menininkas, kuris paėmęs Hermes žinomų labai rankinių Birkin, reiškia formą, pagal jas sukūrė NFT paveikslėlius, ten prekiavo ir taip toliau. Hermes, aišku, ginčijo tokį naudojimą, Rothschild bandė gintis, kad jis yra menininkas, kad tai yra jo saviraiškos laisvė, tai jam nepavyko šitoje byloje apsiginti. Ir dirbtinis intelektas ir intelektinė nuosavybė. Čia tikrai būtų galima plėstis ir labai ilgai, tai aš tik tai labai trumpai paminėsiu, kad iš tikrųjų aš taip labai grubiai suskirstau tai į dvi dalis. Tai yra viena dalis, tai yra visa tai, iš ko dirbtinis intelektas mokosi iš tos medžiagos ir ten masė yra intelektinės nuosavybės, tai kaip su tuo, ar jis turi teisę iš to mokytis ar neturi, tai visiškai tai palieku kaip atvirą klausimą. O kita dalis, tai o kam priklauso tai, ką dirbtinis intelektas sukūrė ir ar tai galima kažkaip apsaugoti. Tai čia aš labai labai supaprastintai įdėjau skaidrę, nes iš tikrųjų pilkų zonų ir klausimų yra žymiai daugiau, bet jeigu taip žiūrint per pagrindinius tokius principus per Lietuvos teisę, tai tiek autorių teisų prasme, tiek išradėjas, tiek dizaineris pagal mūsų įstatymus yra fizinis asmuo. Tai reiškia, kad pagal dabar galiojančius įstatymus dirbtinio intelekto sukurti kūriniai, jie negalėtų būti saugomi. Prekių ženklo kontekste tai negalioja. Tai pavyzdžiui, jeigu prekių ženklą jūs susikūrėt AI pagalba, jį registruoti galite. Bet pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse, kaip Didžiojoje Britanijoje, yra įtvirtinta tokia savoka computer generated work, tai reiškia kompiuterio sugeneruotas kūrinys, kuris yra saugomas autorių teisėm ir autorium yra pripažįstamas tas asmuo
už kompiuterio, taip paprastai tariant. Vėlgi, tam, kam įdomu, čia tiesiog kaip pavyzdys, Dabus AI, tai yra susijęs su patentavimu. Dabus yra dirbtinio intelekto sukurtas išradimas ir jį buvo bandoma registruoti, patentuoti visame pasaulyje. Iš esmės, daugiausiai yra neigiamų sprendimų tame tarpe ir Europoje, bet yra ir teigiamų, kur jis buvo patentuotas. Na ir visai jau pabaigai, tai tie patarimai. Iš tikrųjų, patarimai jie iš esmės nesiskiria nuo to, ar mes čia fiziniam pasaulyje ar virtualiame. Ir aš juos suskirstau į tokias 4 kategorijas. Tai kuriantiem, tiem, kas kuria intelektinę nuosavybę. Visų pirma, žinoti, ką kuriu ir kokia ta teisinė apsauga tam gali būti taikoma. Ir be abejo imtis tų priemonių, kad apsaugoti. Pasitikrinti, kokios yra galbūt kitų teisės, ar aš tyčia ar netyčia kažkieno kito teisų nepažeidžiu. Na ir tas įgyvendinimas. Registruoti, jeigu tai yra per prekių ženklų saugomą, patentus, dizainą, visais atvejais sudaryti sutartis su partneriais, kurie dalyvauja bendrai jūsų veikloje. Tiem, kas naudoja intelektinę nuosavybę, žinoti, ką naudoju, suprasti, ar jinai yra saugoma, kokias aš tas teises turiu ją naudoti, vėlgi žiūrėti, turėti sutartis. Verslui bendraja prasme intelektinės nuosavybės strategija. Aš manau, šiais laikais tai yra tiesiog būtinas dalykas ir aišku, ne dėl dokumento, bet iš esmės apgalvojant apie savo intelektinės nuosavybės strategiją ir kaip ji bus įgyvendinama. Kitas labai svarbus aspektas - vidiniai įvairūs dokumentai ir, pavyzdžiui, ypatingai dirbtinio intelekto panaudojimo srityje. Jūsų darbuotojai natūraliai gali net nežinoti, nesuprasti, ką jie daro, įkeldami tą turinį. Tai jeigu esate darbdavys, vadovas, tai yra jūsų pareiga apie tai informuoti, sureguliuoti, ką naudojam, kaip naudojam. Ir be abejo vėlgi sudaryti sutartis tiek darbo su darbuotojais, aiškias ir intelektinės nuosavybės turiu omeny prasme, tiek su verslo partneriais. O naudojant įvairius online įrankius, kaip minėjau, skaityti taisyklės, skaityti, kad suprasti, ar ten netiduodu visko arba ką įgyju. Tai ačiū Jums, čia linkas į mano QR kodas į mano LinkedIn, jeigu turėsit klausimų, mielai aptarsiu detaliau.